ne bi se obremenil s tem Kargolo, zdaj vidim ga jaz, da vidim, da res je napredek. Vse od skupinskega dela pa vse do velikega dvema letoma štab in navijače Latvije. Imajo tudi nekaj malega težav s poškodbami. Zanimiv, kako ga bo v bistvu napadal, kako je v bistvu Latvija bo reagirala, ker se mi zdi, da v temu tole nekako za domače darilo. Tule prvi step back Luke, to so bile prve točke na tekmi, težko ga bo pokrival Artur Skuruc, ki je zadolžen zanj, potem pa si je Luka privoščil tako imenovani hit check, vrgel nekje okrog 10 metrov in še enkrat tule. Du prieš du, Gražulis žemyn, Porzingis ties perimetru pataiko Kristapas Porzingis. Čia gali keistis kiek nori. Geras perdavimas, puikiai juda kamuolys, Grobatas iš toli pataiko, Gregoras Grobatas. Taip kad su gynyba tikrai ne ką geriau. Bet puolime 39 pelnyti, tai tikrai turbūt jau nebepavyks. Klemenas Prepeličius ir dar kartą Dabar ūgio pranašumo Slovėnas neturi. Šmitas prieš Dončičių. Oi, Luka Dončičių. Visa kita yra į vienus vartus. Šmitas įveikia. Luka Dončičius gynyboje prie Kilpso gali drąsiai eiti į pagalbą. Šmitas. Vienas prieš vieną. Rolandas Šmito dominavimas. Viskas paprasta. Taip primityviai žaidžia dabar Latvijai. Įves kamuolį centruojančiam nugarą į krepšį Rolandui Šmitui ir lauks. Ties perimetru. Perdavimu Luka Dončičius ir tokį metimą pataiko 17 Slovėnijos rinktinės lyderio taškas. Daugiau nei pusė jų yra sumesta. Rolando Šmito benefisas. Piličius atlieka dar vieną keitimą. Pažiūrėkime, akivaizdus kontakto ieškojimas ir tas kontaktas buvo. Kilpsas demonstratyviai, po to patraukė rankas ir jas, pažiūrėkime, kairę ranką net užlenkė už nugaras. Ir dabar patyręs brandus Slovėnijos rinktinės penketukas. Gražulis, toli nuo krepšio. Timbergas. Dairis Bertanis dar kartą užtvara be kamulio ir tipiškas Latvijos rinktinės žaidimas. Antras Dairio Bertanio buvo išmetęs kamulį. Į krepšį Lomažas. Timbergas, be gynybos ir slovėnai, be gynybos. Po vieną žemesnis. Prieš Luka Dončičių. Luka Dončičius. Ieško. Dončičius. Koks judesių arsenalas. Artėja į pabaigą minutės pertraukėlė. Pažiūrėkime, dar kartą uždarytas backdooras ir pirmosios rungtynių dalies pabaiga. Luka Dončičius Kuruco pagalbos. Ir vieni ir kiti pasirinkimo cikle kol kas nelaimėjo nei kartą. Tiesa, slovėnai ne visada savo sudėtyje turėdavo Luka Dončičių, o dabar skiešė rankomis Grobatas. Dabar atėjo eilė pabandyti Davį Bertanį, pristabdyti varžovų lyderį, o Prepeličius paleido rinuką į varžovų krepšį. Negali niekaip Prepeličius pataikyti iš toli. Kristapas Porzingis tik į du kamuolį baudos aikštelėje. Pas nei vienos, nei kitos komandos. Kol kas baudos metimai nėra jų metama daug. Nors tai daroma pakankamai kokybiškai. Zorikis. Davis Bertanis apibėgo puslankį iš tolimo nuotolio, meta taikliai. Brolis ieškomas dažnai epizodas puolime. Marekas Mėris. Davis. Dar kartą taikliai 5 iš eilės davė Bertanio pelnyti taškai Dubajaus komandai. Pataikyti nepavyko. Tuščia kol kas antroji rungtynių pusė Slovėnijos rinktinės lyderių ir Latvijai turi didžiausią pranašumą nuo mačo pradžios. Taikliai iš tolimo nuotolio Kristapas Porzingis. Latvija +1. Sekuličiaus nurodymai, čia trečiojo kėlinio pradžia ir Latvijos rinktinės dominavimas. Zorikis be gynybos praktiškai pataikė iš toli. Čia jau Grobotui be šansų pasiekti Kristapo Porzingio mestą kamuolį, o čia jau Zorikio rezultatyvus perdavimas. Davis Bertanis taikliai iš tolimo nuotolio. Ir Kristapas Porzingis, 3 tritaškiai ir vienas metimas iš vidutinio nuotolio. Ir iš minuso Latvija jau turi dviženklį pranašumą. Na, šį vakarą be to, ką matome rungtynių pradžioje. Vėl yra penketukė, Zorikis kilęs nuo suolelio. Mėris.
Davis Bertanis iš toli, karštas Davis Bertanis per Luką Dončičių. Iš tolimo nuotolio. Visi viršų nesinaudoja jau užtvaras Zorikis. Gavo pasikeitimą, niekas nebenori gintis. Luka Dončičius po kontakto, ant jo kojos užkrito Gregoras Grobatas. Dar kartą žiūrėkime, Zorikis. Taip, užkrito ant Lukos kojos Gregoras Grobatas. Zorikis stūmė varžovą akivaizdžiai. Ant dešinės kojos, atrodo, bus užkrytęs. Čiodamas palieka dabar aikštę ir eina į rūbinę. Luka Dončičius ten gaus, aišku, pirmą pagalbą. 2-2. Alenas Somičius 2+1. Šmitas. Tokie varžovai. Prepeličius. Edo Muričius. Pomoka Rolandui Šmitui, kur Šmitas iš toli. Naujas šansas latviams. Lomažas. Šiek tiek nusimušė taikiklis. Va taip, Karlis Šėlinis. Paimtas kamuolys po varžovų. Na va, kūno kalba turbūt su vienu iš komandos narių, kurie sėdi už galinės linijos, o galbūt su tėvu. Taip, diskutuoja dabar. Laisvas. Ten nėra žmogaus. Šiai būtų Bertanis. Vietoje Skujos būtume pamatę metimą iš tolimo savo auklėtiniams. Lomažas. Prieš Jurkovičių. Keičiasi varžovai gynyboje. Kiaurai, Lomažas. 1-1. Kokią gerą atkarpą Latvijos. Nėra net Gregoro Grobato. Nėra Prepeličiaus. Jurkovičius 2-2 pamokėlė Marciui. Nemažas. Vėl grįžta Jurkovičius. Gražvilis. Pavėluota vėl. Pavėluota. Ką pavyks pataikyti. Latvijos rinktinės aukšta ūgių Prepeličių šį kartą nėjo vabank. Nikoličiais matytume kur kas universalesnis Slovėnų žaidimo puolime. Dabar veiksmas daugiau ties perimetru. Davis Bertanis porą metrų iki tritaškio nemotais. Tai snaiperiui. Bet Slovėnams. Pataikyti nepavyko Grobotui. Mėris turi ūgio pranašumą, Porzingis turi ūgio pranašumą ir turi meistriškumo pranašumą. Davis Bertanis irgi turi ūgio pranašumą. Lietuvos rinktinė Latvijai po pratęsimo įmetė 105, čia be pratęsimo galima pasiekti tiek. Prepeličių sutvarko Kurucą 1-1, kuriam prie vykstančiose grupės batalijose šeimininkai turbūt į nieką nepretenduos. Yra Ispanija be abejo, yra Graikija, yra Italija ir Sakartvelas, kuriam dar reikės pakovoti ir su Bosnija ir Hercegovina.